Top Sport A lygos 26 turo rungtynės, kuriuose sutinka, aišku, aikštės šeimininkai Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelman. Čia gali būti kur kas pavojingiau. Hugo Figueredo smūgiuoja į vartus, gaudo kamuolį Giedrius Zenkevičius. Kol kas šiandien marijampoliečiai nenusileidžia, jeigu vertinant žaidimo kokybę, sukurtus galų gale momentus nenusileidžia. Hegelmo futbolininkams, bet iki šios sekundės puikus perdavimas ir Matas Vareika yra šių metų Sūduvos budelis. Klaudijo Supsto perdavimas į baudos aikštelės vidurį ir Mato Vareikos smūgis iš oro atrodo nebuvo itin stiprus smūgis, bet tikslus. Na ir pabandė kai ką iš to arsenalo panaudoti ir futbole. Ne visai sėkmingai, bent jau teisėjas Manfredas Lukienčiukas to neįvertino, čia labai aštrus perdavimas. Artemo Ščedro eilė. Numestas kamuolys ir dabar jau Giedrius Zenkevičius prasmūgiavo, tiesiog parito kamuolį link varžovo vartų, kad po to įsigrėbė pats už galvos. Čia jau Sūduvos ataka, Rokas Filipavičius, Solodovnikovas, kyla žiūrovai į viršų iki to paskutinio aikštės trečdalio. Dabar geras perdavimas, puikus epizodas, atmestas kamuolys, dar vienas smūgis ir kamuolys skrieja iš vartų. Dešiniuoju kraštu, ten štai koks prasiveržimas, puikus perdavimas ir čia gali būti labai pavojinga Leonardo Ribeiro. Baudos aikštelė, keliamas kampinis, Arijus Bražinskas neiškumščiuoja kamuolio, smūgis ir dabar jau Figueredo. Figueredo turbūt gelsi savo komandą nuo išlyginamo įvarčio. Rezultatu 1-0 laimi Kauno rajono Hegelmanai. Kauno rajono komanda kyla į pirmą turnyrinės lentelės vietą, aplenkdama Vilniaus Žalgirį.